iš tikrųjų. Sveiki žiūrovai. Gimiau priklausomųjų asmenų šeimoje. Pažiūrėkim. Tėvai gerdavo, aš augdavau tokioj šeimoje, aš matydavau juos geriančius, dirbančius, vakarė susimuša, rytį susitaiko, aš galvoju, tai yra norma. Ir augau, viskas gerai man mokykloje ir olimpiadą, aš nors nesimokinau, niekas nemokindavo manęs. Į matematikos olimpiadą siūsdavo nesimokinęs, aš ir sportą gerai lankiau, bet manęs tai niekas netraukdavo. Motyvacijos nei noro nebuvo to siekti. Iš tikrųjų, aš matydavau toliau namuose tos vaizdinius, kai muša, aš vis tiek galvojau, kažkur ta meilė, laimė, jinai yra, bet galvojau, jeigu kažkur toli jinai tikrai nenuėjo, tai pradėjau jas kieme ieškoti, kieme suradau. Iš tikrųjų suradau draugus. Jau nuo mažų metų aš išgerdavau, nes vėlgi galvoju, tai norma, tai tėvai, tos gyvenimas, aš galvoju, pas visų yra, nes aš kitų nemačiau, aš tik mačiau, kas namuose dedasi. Ir visa giminė būdavo irgi priklausomi. Ir esminiai dalykai, kad aš jau nuo mažų dienų, aš jau gerdavau, jau 13 metų, aš kiekvieną dieną gerdavau, tiesiog susirinkdavo daug draugų. Pusę rūkydavo žolę, pusę gerdavo, su kom susitinki tą ir darai. Penktadienis, šeštadienis jau stipriau norėdasi amfetaminą, ekstazį, dar kažko. Ir tai teisės atsirado, dar prieš tai atsirado 2000-ais atsirado kažkur kompiuterinės, aš apleidau aplamai mokyklą, net nesimokiau. Ir toks mano gyvenimas buvo monotoniškas. Ryte pakmelingas mėgi, atsivadė 2 pamokas paėmė ir toliau gerti. Bet pasidarydavo liūdna, pinigų gal reikėdavo ir mes prisigėrėdavom girtų vyrų ieškoti. Visados mes žinodavom, kur jūs rasti prie baro naktinio. Visados prilūpdavom, nes agresijas tikrai turėdavom ir mums tai patikdavo, ta agresija, kada žmogus šaukia ir rėkia. Mums tai motyvuodavo dar labiau, bet tai taip ilgai nesitęs ir 17 metų mane jau pagavo milicijas ir man 2 metų pasodino į nepilnamečius bet ir ten mes atradom laką, aš uoščiau laką, į stalerkę, pusę į stalerkę, mes ten laką atradom, uostėm, ten duodavo po 1 cigaretę, jeigu 2006 dar tai cigaretė 20 litų kainuodavo, tai dar pinigas būdavo. Ir mes mečiau rūkyti, iš tikrųjų, aš galvoju, kad pas mane sila volė yra. 19 metų aš išėjau, man padėlininkas bendražygis. Tai pirmas išėjo, jis mėnesį anksčiau išėjo, aš jį sutikau, iš pradžių nusakau, kur jūs einate, tai sakau, einamai susileisti. Bet tą dieną aš dar ir gėriau, ir dar kažką, ir viską, kas papuola, aš ir dariau, naudojau. Ir tiesiog aš turėjau tarytum kažkokią savivertę. Sakau, davai aš nesišausiu į vieną, o parūkysiu, nors nežinau net, kas tas yra. Tas su stažu narkomanas savo, kad sako, produktą aš to neduosiu gadinti, čia visą kažką. Čia ryžai, sakau, davai susileisiu. Aišku, susileidau, bet man buvo koma, aš nieko neatsimenu, bet tai buvo pradžia. Ir antrą kartą aš kažkur po pusę metų susileidau ant blaivios galvos ir tada aš pajutau kažkokią iliuzinę laimę, euforiją. Ir aš pasakiau savo, kad aš visą gyvenimą noriu gyventi tokiai būsenai. Aišku, tai ilgai nesitėsi, nes po pusę metų jau sėdi vasarą, plus 30 su žieminės striukės, narglys bėga ir sėdi drėbė, nebežinai, kas vyksta. Supranti jau, kad tu kaip žąsinas pagautas, jau viskas, jau kur dinti, ką daryti, nebežinai. Ir tai buvo, aš išvartojau 8 metus, per juos aš išgyvenau 2 insultus, 1 infarktą, epilepsijas, visokias aš. Į savaitę po 3 kartus į reanimaciją papuldavo, susileidai, rasi reanimaciją, atsivedi ligoninę, į laiptinę jų išeini, leidėsi, žiūri kišenėje, dar čekės, vėl susileidai, vėl reanimacija. Toks vartojimas bebuvo, nes pas mane nebebuvo
sveikatas. Iš tikrųjų, man nerasdavo mama, aš gulėdavau ant žemės, nejudėdavau, jie mato mane, kad aš neguliu ramų namuose, jie peržengė, po 2 dienų tik suprato, kad man kažkas su manim yra, ligoninė iškvietė, man taip buvo skaudu, kai ligoninė tik ir visi ligoninė šaukė, visi slėpkit viską, narkomaną atvežė, bet aš šiek tiek žinau, kad aš ne narkomanas ir man tai buvo labai skaudu, aš girdėjau, kai mama sakydavo daktarams, kiek jums pinigų duoti, kad jūs atgaivintumėt, sako, jūs geriau karstą, sako, vietą libertuosi ieškokit. Ir man taip pat grįždavo širdys, bet aš nieko negalėdavau padaryti ir po paskutinio insulto man paralyžavo pusę smegenų, aš atsibudau ligoninę, aš nežinau nei vieno žodžio, nežinau, nei nieko, nežinau, nei ką aš darau, nei kas aš esu, nei kas į mane žiūri. Bet po 2 dienų man jau pirma mintis buvo mamai pasakyti, atnešk man cigarečių. Iš kažkur, aš nežinau, iš kažkur tokia mintis, aš nežinau, nei kas tas, nei su ta cigaretė ar nosį trinti, ar dar kažką, bet mama atnešė, aš užsirūkiau, man pasigirdo, kad kažkas ateina, aš pradėjau į čiužinį gesinti, užsidėjau palatą ir mane išvarė iš karto iš ligoninės, pamatė, kad gerai, kad atsigausiu, bet aš buvau kaip daržovė. 5 žmonės mane nešė, nes aš nejudinau nieko, funkcionaliai kažką su viena ranka pradėjau judinti. Tokia mano tai ligoninė būsena buvo, kad aš pastebėjau su pampersais gulė, aš pastebėjau, kad jie tampasi ir visą naktį tampa, jis kol nesuplyšta, nesuprasdamas, ką jie daro. Esminiai dalykai, kad mane buvo esmė, tai, pas mane buvo toks įsitikinęs, kad šitą tai судьба такая. Kaifuot vadinasi, nes aš neturėjau nei noro, nei dirbti, nei ką, aš neįsivaizdavau, kad aš galiu nors dieną išbūti blaivas be narkotikų, be alkoholio, be nieko. Ir po tos ligos, automatiškai visos reabilitacijos, vienas skambina, vienas sakau, mes auklę turim, kitas sako, mums daržovių nereikia. Man toliau ta, значит, судьба такая, toliau aš vartoti, kad bet tai buvo iliuzinis vartojimas, vieno nėra, kur tu su ramentais nei pavogsi, nei pabėgsi nuo ko. Susileidai į užpakalį, galvą, pakratai galvą, atrodo, kad suveikia ir eini laimingas. Tai buvo nebevartojimas, kaip sakiau, kai žąsinas buvau pagautas. Ir tiesiog manęs reabilitacijos nepriėmė, bet vieną atsirado, tai aš būdamas į detoksikacijos skyrių atvažiavau toks šurkus, jis sako, pas mums irgi invalidų yra, ir man tada užsidegė mintis, kad aš irgi galiu. Gerai, bet aš nuvažiavau į tą reabilitaciją, aš buvau -25, ten putpelius visokius į namus, aš nelabai supratau, kai man gali blaivybė, putpeliai su blaivybė man kažkas nesudėlino. Ir aš atėjau, sakau, kur Klaipėdai, man pasakė miškus, aš pasiėmiau kastelius ir išėjau toliau vartoti. Bet tai truko neilgai ir vėlgi aš jau nebevartojau, bet tiesiog daug kartų kas savaitę guldavausi į detoksikacijos skyrius ir išprašydavau to daktaro, kad mane pagulytų. Ir vienu momentu atvažiavė, jis sukalbėjo, buvo krikščioniškas centras Agapau ir iš to Agapau daug buvo iš Klaipėdos ir jis sukalbėjo, kad mane priimtų, tiesiog, sako, pasigailėkit jo, sako, gerai, bet iš šitą nebūčiau atvažiavęs, jeigu nebūtų atvažiavęs tos socialinis darbuotojas ir mane pasiėmęs. Ten aš atvažiavau, aš ten, kad buvo darbo terapija, kad mano stovi įsivertinti 4 valandas, aš per 4 valandas bulvę nuskusdavau.
per valandą prisiminti, kas su kokia ranka reiks skūsti, per valandą kas su skutekliu daryti ir per 4 valandas nuskūsdavai, jau apsidžiaugdavai. Paskui davė kopūstą papjaustyti ir man gavosi tas kopūstas. Aš pirmą kartą gyvenime 27 metų pajutau džiaugsmą. Pirmą kartą gyvenime. Ir tiesiog ir man ten visi eidavo, sakytų, Dievas tave myli, Dievas besąlygiškai myli. Man tada, tuo momentu man pradėdavo šaudyti čia šitoje vietoje, dar sveikuoju, kur nors supratau, sako, besąlygiškai myli. Žiūri į save pojūčiai išpūvusius, viena akis čia žiūri, dantis iškritę, išpūvė visi. Hepatitai, BC, epilepsijos, paralyžius per pusę. O čia meilė, sakau, aš irgi galiu taip visus mylėti, jeigu čia tobulą meilę, iš visi. Bet aš automatiškai slėpiausi po tais žodžiais ir man sakydavo, aš sakydavau, davai, eik iš čia, man nešnekėtų nesąmonę. Bet atėjo laikas, kai ta sėkla pribrendo, nes aš net negalėjau nei į sporto salę, nei nieko, tai laisvalaikį 2 valandas, mes kaip ganėme ožkas ir avės. Aš nuėjau į laukus, aš galvojau, jis ten kažkur, nes aš jam tikrai nereikalingas. Ir nuėjau, sakau, tuo metu 10 žodžių tik žinojau, iš jų 3 nekeiksmažodžių, galvojau, iš labą dieną ir visą gerą, aš jam nieko nepasakysiu. Aš jam kiek žinau žodžių visus susakysiu. Ir atsiguliau aš ant žemės, pažiūrėjau į viršų ir sakau, viešpatie, jeigu tu toks esi, kaip tas ir anas sako, aš iki to laiko aš negalvoju, netikėjau, kad kažkas gali su manim turėti reikalų, norėti pradėti dirbti, kad gali kažką išlipdyti, vertingo. Ir aš jam pasakiau, viešpatie, jeigu tu esi toks, kokie sako, atei į mano gyvenimą ir aš tau jį atiduodu, nes aš nežinau, kas jis gali padaryti. Iš brūdo, kokį dar didesnį brūdą, man toks supratimas tai buvo. Ir tuo metu, kai sukalbėjau, aš pamačiau vaizdinį, kaip aš mažas, būdamas vaiku, aš žaidžiu kamuolį, man iškrito kamuolys iš ranko ir atėjo Jėzus, atsiklaupė ant kelieno ir padavė man tą kamuolį. Ir tuo momentu mane tokį meilę užplūdo į mano širdį, pirmą kartą aš pajutau tą besąlygišką meilę. Ir tas momentas buvo, aš supratau, kad tavo skelterį, kur aš buvau užauginęs, kad reikia nuleisti, jau prieš tą, kurį aš pasikviečiau, reikia nuleisti. Bet vis tiek, gerai, viskas, matė vaizdinį vėl, bet ką toliau daryti, tu nežinai. Aš pradėjau Evangeliją skaityti, tiesiog net lygos. Pirmą, ką Dievas man davė, sako, kašą valiau tą nevadink suteptą. Aš galvoju, nevadink. Dar taip jaukiai taip skamba, sakydavau savo, nedrįsk vadinti suteptą, jeigu nedrįsk jau. Bet vis tiek laikas bėga, aš suprantu, tą nesuteptą, bet žiūri į save, viskas tas pats. Aš sakau, savo sakydavau, kažkas šiandien taip, ateini vėl pas Dievą, sakau, dabar laikykis, sakau, už turėklų, ar dar už ko laikykis iš gėdos, kad neiškristum iš dangaus. Sakau, aš nebevartoju, bet tu man atrodo ten su Petrucha, sakau, uždėdi ir tyčiais, iš tokių kaip aš, nelaimėlė. Bet niekad, tiesiog toliau gyvenau, aš vėlgi buvo tas pačias, visas pagundas dar, bet vien tik tai man čia buvo viduje, kad kažkas yra su manim. Tai o antras, ką aš gavau, tiesiog ką aš pradėjau, tą aš ir užbaigsiu. Tai trumpinant viską, rezime dar, aš nebeturiu nei hepatitų, nei epilepsijų, nei invalidumų, nei dar kažko. Aš baigiau socialinį darbą Klaipėdos kolegijoje, dirbau kol kas irgi su žmonėm, bet patį geriausią darbą, kuris man patinka. Turiu su visais nuostabus santykis, tiesiog, palyginus atsirado gyvenimas, atsirado džiaugsmas, bet kokia kiekvieną minutę džiaugsmas atsirado. Turiu
draugus, kurie dabar į mane žiūri, ačiū Dievui už juos. Ir viešpas dabar netgi mano antrą pusę, tą šonkolį, sako, imk laikyk, užteks. Sako, aš tau išbandysiu dabar biškį ant kitų gali. Tai va, aš esu labai visiškai sveikas ir patenkintas Dievu, laimingas Dievu. Ačiū Jums už dėmesį visą. Tai buvo Vitalijaus liudijimas iš Veiklių žmonių bendrijos. Ačiū jam.